Aš savo dviejais draugais kuriame YouTube kanalą ir šį kartą bandėme filmuoti trumpą metražų filmą apie gamblinimą ir pokerį. Tai dabar tai ir darome. Tajus ir Ačiūs, kuris mane įveikė. Jau, sveiki visi. Tuomet, kadangi tai darom filmą, tai naudojam mikrofoną, neprisektą prie čionais, kad nesimatytų mikrofonų, bet tiesiog visą laiką laikom kaip ir filmus ten, kur kamera nematytų. Ir čia Mykolas su kamera ir lentelė, kur surašytos scenos, dubliai ir panašiai. Tai šiaip, experiences pats filmavimo man asmeniškai labai patiko. Dar aišku nebaigiam, dar daug labai liko. Tai žymiai daugiau scenų negu paprastose video, nes iš visų kampų ten bandai padaryti, kad gražus katai būtų ir panašiai. Bet visai faina, tą mikrofoną taip laikyti ir kai tau nereikia būti prisisegus. Ir šitas dalykas, toks įvairovė, taip pat ta lentelė visai fainas dalykas. Ir bendrai visa ta koncepcija, kad čia filmas, o ne kažkoks paprastas video, duoda tokio įdomumo. O jei tau patinka, kai mes kuriame savo YouTube kanalą, tai pasiek, nes čia būtent tai įrodome.